visą laiką vėjuoti čia. Varom pasiimti šitam gražuoliui. Apdailų. Reikia pasiimti poslenkščius, reikia pasiimti priekinį lipą, reikia pasiimti spoileriukus, literiukus. Kas dirba gražiai užsivedė menas. Ledinė mašina. Ir užsukti į parduotuvę, nupirkti duslintuvo angelį. Dvigubą. Nu, du. Vieną, bet dvigubą. Ir imsimės darbų. Šiandien biškai tokia, manau, bus įdomesnė diena su stylingu. Užsiimsim tuningu, žodžiu, šitos trojkės. Gal kad niekas jas pirkti nori. Bus dar brangiau po to, bet atrodys gerai, manau. Tai va, šiandien linksma dalis. Linksma diena turi būti. Oras kaip visą laiką šūdinas paskutiniu metu, bet tai nesuganins mūsų nuotaikos ir papimpinsim šitą trojkę. Dar salono apdailas reikia aptraukti, tas sidabrinės. Ir su salonu daugiau nieko nedarysim. Iš išorės sudedam lipus angalius. Ir bus ledas. Dar mąstau dėl kitų ratų. Šitie yra tokie, sakykime, ne kiekvieno skonio. Vienam labai gražu, o kitam labai negražu. Tai aš tas, kur per vidurį, kaip ir neblogai, jie nėra labai gerai, bet nėra ir blogai. Nu tokie gražus, bet nežinau, ar tinka šitai mašinai. Gerai, viskas. Go. Gazuojam. Viskas, dai. Pasiėmiau slenkščius. Žodžiu, pasiėmiau tokį angalį. Vieną. Toliau turim čia dangtelį, poslenkščiai ir lipas. Ir atvažiavęs supratau, kad aš su kupe. Ir galvoju, kaip čia dabar viską atsikišti. Poslenkščiai vis poslenkščiai, vad netilps, nežinau. Kaip, lebo, va jau ir kupas, ką? Iš tikrųjų, net nepagalvoju. Neatsimenu, kada turėjau tokią problemą, kad kažkas netilptų, nes visą laiką važinėjau su universalo, arba bent jau normalus dydžio sedanu. O, tilpa. Atsiėmiau, nepažiūrėjau, ar viską atsiėmiau. Jeigu kam įdomu, tai viskas kainavo, gerai, duslintuvo angelis kainavo man 30,80 €, nuolaidėlę pritaikė, poslenkščiai, lipas ir dangteliai, nepavydėkit, labai gerą kainą padarė, ačiū jiem. Nu čia ačiū Med Automotive iš tikrųjų, jie čia visą šitą suderino, aš nuolaidos šitiem lipam niekam neturėjau, jie padarė, tai respektas, ačiū jum. Ir turbūt padės ir sudėt. Tai sumokėjau iš viso už dangtelius veidrodėlių, poslenkščius ir priekinį lipą sumokėjau 118 €. Ir dar reikia galinių spliteriukų ant galinio bamperio, tokie palei kraštą bamperio, bet kaip ir sakiau, bet neužsakė, tai dabar jau nebesigilinsiu. Važiuoju su visais dalykais iki garažo. Tai Auris iš Med Automotive sakė, padėsim sudėti viskas, no problem. Tai nežinau, padės liuks, nepadės tai irgi liuks, nes yra tam garažas. Aišku, iš duobės biškai sudėtingiau negu nuo keltuvo, bet tikrai viskas įmanoma ir padaroma. Tai plius turim duobę, tai kažką sugalvosiu tikrai. Viskas varau į vietą ir tuninsim šitą gražų studentišką automobilį, pasakykim taip. Iš tikrųjų, biškai jaučiuosi per senas šitai mašinai. Su jie deilinti aš tikrai nelabai norėčiau. Man jau reikia, kad per duobės nebereiktų taip stipriai pristabdyti, nes jinai dar yra žeminta ant spiruoklių Eibacho be. Ir gana kieta, kupas, nelabai patogu, nu tokie lemą. Niekada negalvojau, kad ateis tas laikas, kai sakysiu, kad nu, aš jau norėčiau geriau sedano didesnio ar ten universalo. F-kės universalo geros tokios su ampaku tikrai norėčiau savo kaip dėlę. Nu, kol kas važiuojam šitą. Papimpinsim, įdėsim į pardavimus dar brangiau, primatuosim, manau, kitus ratus, kad biški vaizdas kitoks būtų. Viskas, važiuojam, pasimatysime jau garaže prie, parodysim, ką čia mes nupirkom, kaip visą tai atrodo. Kaip užknisa šitie. O, labas, Siniu. Nieko čia, žodžiu. Nupirkau Passatą. Šiaizvai, nuvažiavau į turgų, nupirkau Passatą. Va. Pardavėjas. Nuvariau į servizą, tepalus pakeis. Sako, matai, kad daužta? Sako, kad dažyta rida sukiota. Sakau, nemačiau, sakė, iš Vokietijos gera mašina, ką aš žinau. Tai vat, biški, mokau manierų dabar. Žiūrėsim, kaip čia bus. Bet, žinos, kad... Nereik, pala, ką? Ką nori? Nebuvo daužta, kas tau yra, nu? Dar ir melagis, matai. Žodžiu. Čia galimai užtruksim. Palauk, dar nebaigėm. Jeigu nenori po miškus vaikytis pinigų, pasikrink nuolaidos kodu Šarūnas ir gauk 20% nuolaidą tas.
Tuningo elementų. Na. Gražu, gražu, man tai gražu. Kaip nusiema dangteliai? Kažkaip taip. Gerai, pirmas dalykas. Kadangi jau žinau, kaip užsideda. Ko neimkė? 2 litrą imkė. Gerai, pabandom su kitu. Visi laikikliai vietoj. Dievas mato. Žinau, kaip nusiema. Atsimenu, kai aš buvau malalietka, 18, tokių daiktų negausi niekur. Dabar telefonu plip, viskas nuvažiuoji turi ir kainuoja ne kosmosą. Aš jau sakiau, ačiū Med Automotive, mes pas juos randamės dabar. Suderino nuolaidėlės, nes aš neturiu ubagiukas. Ir pabandysim iš šito daiktą padaryti 2 litrą emkę. Kodėl, kai filmuoja, neina niekada? Dar biškį reikėjo nefilmuoti, nes kai filmuoja iškart nesideda jie. Prašau. Labai lengvai viskas susidėjo. Čiki-piki. Gerai, operatoriau, parodom dar, ką turim. Sakiau, kad parodysiu. Aišku, pirmą susikrovau viską per subinę atsiprašant iš tą mašiną ir po to pamačiau, kad sėdynės atsilenkė. Taip komentaruose kažkurioje serijoje rašė, kad atsilenkė. Turim tokius plintusus. Biškį per ilgį reiks pjaut. Maždaug taip atrodys. What you think? Ir svarbiausias dalykas. Nu, kaip svarbiausias. Bet daugiausia vaizdą duodantis turbūt. Lepuks. O tai kam čia tiek 2 pusės pridėjo toks jausmas, kad... Nu, eik, susočiu. Žiūrėk, dar liks 2 pusės, tikrai. Op. Eik. Jūs irgi norėtumėt? Norėtumėt, bet negausit. Tai va, smakioji dalis baigęs, dabar reikia viską sudėti. Bet va, žiūrėkit, yra vietos paruoštos, per kurias vietas reikia gręžti, prisukti. Yra 1, 2, 3, 6 tvirtinimo taškai, E92 nuo 5 metrų. Ir dar kaimynai turi vietoj galinius šitus ant bamperio. Jos telės, tai jas irgi uždėsim. Ir pasikeis stipriai vaizdas, parodysiu. Ai va, atnešė kaip tik, prašau. Va dar tokie dalykai. Šitas yra, va, čia dešinė pusė, kairė. Žinai, kaip ponas Binas nusirašinėjai, tai aš pasižiūrėjau, kaip pas juos uždėta. Va. Ir bus visas komplektas, kad šitom malalėtkom klynai drėktų. Nu, patys suprantat. Ir dar angaliuką vyrinsiu. Pas mus iš tikrųjų šiuo metu, čia kur randamės, kur mūsų garažas yra, kas žiūri YouTube, tai žino, bet kas nežino, tai turim šalia servizą, kuris susijama, you name it, belenko, reikia turbiną pakeisti, nu belenk viską daro, ir salonus daro, ir apdailas deda, nes visos mašinos pas juos va tokios va, apkrautos, padarytos, su bamperiais, su viskuo. Ir kaimynas kitas vyrina išmetimus, tai jeigu kam reikia išmetimo, irgi galite kreiptis. Galite kreiptis į mane, duosiu kontaktą. Tai va, viską dabar sudedam. Viską sudedam į vietas ir važiuosim montuotis iš to reikalo. Nu kur važiuosim, randamės vietoje, arba į garažą, arba čia. Dar nenusprendėm, kaip čia bus, bet angelis yra va toksai. Šiaip, jis yra pigus ir galbūt aš dėčiau šiek tiek kitokį, dėčiau ale kaip Akrapovič ar kažką tokio, bet kadangi norėjau čia ir dabar, tai gavau tokį ir tikrai bus daug geriau negu tas velnias. Čia, viską. Jungiam kamerą, einam dirbti, gana čia šūdą malt. Ką jūs čia matot, bardaką matot? Čia matot eilinio servizo priėmėjo darbo dieną. Yra milijonas paraiškų, priėmimo aktai, sąskaitų krūvos, visokių paraiškų, priėmimas, žodžiu, planerių dėliojimas ir visa kita, lentos rašinėjimai ir taip toliau ir panašiai. Šitą darbą esu dirbęs ir aš esu buvęs servizo priėmėjų ir žinau, ką reiškia turėti labai nepatogią servizo programą. Iš tikrųjų, pasakysiu taip, kolegos sukonstravo, padarė aфиgeną programą. Aфиgeną programą, kuri vadinasi Torko, tai yra CRM sistema servizui. Turit visus šitus lapus, paraiškas, priėmimo aktus, sąskaitas, faktūras ir taip toliau. Sėdit, kiekvieną kartą rašot, darbuotojas turi pakeisti stabdžių kaladėlę, stabdžių diskus, toks mechanikas tam, nunešė į lentą, padedi, jisai priėma darbą ir daro. Viso šito, realiai viso šito popierizmo jau nebereikia. Viską turit kompę.
atsidarot programą, susivedat tokie gedimai su mašina, taip toliau ir viskas automatiškai sukrenta į sistemą. Jūs tiesiog paspaudžiat kelias knopkes ir mechanikas mato, ką reikia daryti, matot koks automobilis, koks kėbulo numeris, iš kur detalės galite sakyti, kokios detalių kainos, viską tą mato ir klientas, žodžiu, patogiau negali būti. Iš esmės, pasakysiu taip, niekas, labai sunku surasti gerą serviso premiją, nes jisai turi labai daug pareigybių. Daug visko reikia daryti, daug ko pildyti, paimot sąskaitas ir taip toliau. Atsisiunčiat torko, įsirašot ir visas servizas yra valdomas ta programa. Ir visiems daug paprašiau, tiek mechanikam, tiek jum, tiek klientam. Visiems žodžiu paprašiau, jungitės ir išvengit chaoso savo servizą. Ką matot BEMS viduje? Kaip Rytė sakė, kad per pusę valandą surinks. Aš manau, kad įmanoma, bet pažiūrėsim, ar pavyks. Laikas tiksi, mašina dar neori, bet aš net nebejoju. Nu, gerai, abejoju, iš tikrųjų aš vis laikus ko abejoju. Padėsim čia, kad nekiltų jums pagundų, kad čia mes sukčiaujam. Sau, kai laikas spaudžia, man net nejauk, iš tikrųjų, jau 16, 17, 19 sekundžių praėjo. O reikia, žinot, ką padaryti? Reikia uždėti priekinį lipą, ant galinio bamperio tos lipukus, poslenkščius ir duslintuvų angalį privirinti. O 92, kaip žinot, su duslintuvų angaliu ten yra ką paveikti. Pasimatysim, kai timeris eis į pabaigą. Jėvat, kaip čia gražu. Aš apsimėsiu, kad kažką darau. Šiaip čia yra pati smagiausia dalis viso šito projekto. Čia nieko negirdėjau. Jo, nepraėjo dar net 3 minutės jau lipas vietoj. Lipas, poslenkščiai, galiniai spliteriukai jau vietoj. Kiek laiko liko? Duslintuvas jau nupjautas senas galas, dar 15 minučių praėjo. Jei atvirai galvojau, kad optimistiškai nelabai suspėsim čia taip, bet kad žiūriu, čia dar liks laiko ir kavos atsigert, man atrodo. Nes viskas jau paruošta. Dabar atjungia akumą. O, čia apsauga. Aš žinai, kokią dalyką naudoju. Klemą nuėmė. Šiaip tai kiek esu vyrinės, kažko tai net netjungiu ir klemą iš tikrųjų. Nors taip reikėtų daryti, jeigu jo, čia kažko nekrauna, tada kažkas neveikia. Tai va, jau viską dabar eis vyrint angalį, realiai tik tai ir liko. O liko dar 14 minučių. Tak. Realiai liko vieną varžtą įsukti. Kiek laiko turim? Vsio, sakė, vsio, stop. Ant rezervo liko 5 minutės. Jo, ką čia dar galima daryti? Tai dar vieną dalyką dasidėjo padarėm. Tai užsidėjo lipas, poslenkščiai, galiniai spliteriai užsidėjo ir dar, ko neplanavom, pakeitė difuzorių juodą. Aišku, dabar ją visą plauti reikia, bet vaizdas yra visai kitas. Ir su juodu daug geriau atrodo, nes buvo toksai pilkas. Nu, jisai purvinas, bet prižadu, kad jisai pilkas yra. Kitas vaizdas. Atvirai nes... Ir parodysim, kaip atrodo. Ir parodysim, kas gavosi. Ką, Rytė. Mašina pabaigta, primatom kitus ratus, pažiūrėti, kaip atrodo, bet dėsim atgaltos, nes dar žieminių padangų sezonas, ten vasariniam ir plus rastavko labai didelių reikia, tai ne variantas. Tikrai, aišku, ją dabar reikia išplauti. Ir nusprendžiau, kad reikia užtamsinti galinių žibintus. Nuvažiuosiu pas Printoną, paimsiu plevelės ir rytoj užsimsim dar žibintus. Ir yra mintis ratus nudažyti juodai. Nes kaip ir reikėtų, juodi čia susižiūrėtų gerai. Bent jau aš taip galvoju. Ir supratas, aišku, nupūs tada. Geltona. Pasakysiu paprastai, čia viskas vyksta greičiau, negu aš spėjau galvoti. Pirma, primatavom juodus ratus. Netinka, per maži, nu, žodžiu, per siauri, rastavkių nėra ir taip toliau.
atmetam variantą. Tada sako, davai, varom, perkam dažų, klijuojam, pašveičiam, nudažom. Galvoju, skamba neblogai, okei. Tada sako, vienas darbuotojas sako, ir pas mane ratai, sako, man čia tik manai, galim pasikeisti. Atvaro ratus, sėkia, dabar matuosiu mėfkės ratus. Vienas iš dviejų, pažiūrėkit, šiaip šitai tikrai geri ratai. F30 ratukai, tekinti. Aš manau, kad jie čia gražiai susižiūrės. O ką su suportais? O suportus nudažysim geltonai. Okay, važiuojam. Ką, buvo nuspręsta, kad pasikeičiam ratais. Šitie jam tinka tie, man tinka šitie, pakeičia vaizdą, nereiks dažyti. Čia gaunasi win-win. Jam gerai, mum gerai, visiems gerai. Ir dabar dar nupusim suportus geltonai. Dėl geltonai, o va todėl. Nes to, čia pažiūrėkit, nu ką, ledinė mašina, zarubkės nėra, kalaidukės naujos, viskas pakeista. Va, čia aišku tik tai balkėja dabar viskas, bet. Va. Eibachai, nemeluoja, mortikai, neišbėgia, viskas gražu švaru. Prašom, pasigražėkit. Žibintai kažko rasot pradėjo. Bet pradžiai nerasuoja, reikės užmest akį, gal viršutinį dangtelį kažkokie neuždaryti iki galo ar kažkas. Bliamba, kaip kardinaliai, ta prasme, mašina pasikeitė. Šitas BMW'as turėjo 2 pasikeitimus. Kardinalius. Pirmą, kai sudėjome paką ir dabar, kai sudėjome visas apdailas. Ačiū Med Automotive. Hebra, per pusę valandos viskas sukrovė, ta prasme, nerealu. Nu ir po to dar skiriam pusvalanduką, neskubėdami nusidažyti suportus ir pasikeisti ratus. Bet realiai apdailas visas, poslenkščius, priekinį lipą, galinius, slintuvų angalį, kaimynas. Įvyrino per pusvalandį vis. Tai įvertinkit patys, bet kardinaliai pasikeitė mašinos vaizdas visas bendras. Kardinaliai. Ratukai įnešė gyvybės, mašina atrodo daug naujesnė. Viskas sufotkinau. Keliu naujas nuotraukas, pakeliu kainą ir parsidavinės. Gale vis tiek kažkas brazda. Reikės aiškintis, viskas pakeista, bet vis tiek kažkas brazda, reikės pažiūrėti. Gal kažkas kažkur iki galo nedasukta, nežinau. Bet šito užsimsiu rytoj. O šiandien... Ai, va dar vienas dalykėlis, kurį reikia padaryti. Reikia nuvažiuoti pas Sprintoną, pasiimti plevelės tikriausiai. Ir užtamsint galinius žibintus. Šiek tiek pritamsint ir tada bus... Gera diena šią. Oi, gera diena. Kad daugiau tokių dienų. Beje, pasiūlykit variantų, nes prisigalvoju nesąmonių, kol nėra ką nupirkti. What up. Kur Priusas lendikai visą laiką? Sveikučiai. Senai nesimatėm. Bent jau jum netrodo, kad senai nesimatėm, nes vis tiek visą laiką mane mato tik tai. Dažniausiai tai pasiėmiau kamerą iš montuotojo. Buvau palikęs persikelt medžiagą visiems kitiem reikalam. Nustatymas kažkokius pakeitė kažką, aš čia nesuprantu, nesigilinau, nežinau. Tikiuosi, kad viskas gerai arba geriau negu buvo. Biškį trumpą update. Nenoriu daug šnekėti, nes žinau, kad užknusu. 92 važiuoju dabar su jo. Jis yra skelbimuose, šiandien buvo apsižiūrėti hibridė, jauni, potencialūs pirkėjai, tokie, kokie ir įsivaizdavau, kad bus šitos mašinos sekantis vairuotojas. Tai apsižiūrėjo, viskas tiko, patiko, atrodo, bent jau nieko kažko nesakė. Derinasi servizą ir rytoj turėčiau varyti šitą mašiną į servizą į apžiūrą. Ką pats radau, tai kad gofrą leidžia. Tai šitą pasakiau jam, nes girdisi.
ir ant duobės matėsi, kad jinai šiek tiek kiaura jau. Tai gofrą reiktų pakeisti. Ir nežinau daugiau, ką suras servise. Matysim. Tai čia bus darybų klausimas, kaip suprantu. Tai va, važiuojam dabar toliau prie F10, juda reikalai, BMS ten neskubant, po truputį darant, jisai jau finišo tiesioji liko priekinis bamperis, tai rydiena turi užbaigti viską, šiek tiek aš pats ten prisidėjau, rankinas atraugut levelę. Atsiprašau labai. F10 eina į pabaigą, liko sukrauti lipus ir visus kitus reikalus, tai va šitą pabandysime jums parodyti. Ir va tai va juda reikaliukai, žodžiu. Ir norėjau pasakyti tą, kad ieškau toliau automobilių. Jeigu šitas dar prasiduoda, reiktų kažką nupirkti, gal kokį sekantį projektuką, kažką palipdyti, padaryti, pachimičint, kadangi su kaimynais gerai sutarėm, jie mums padeda, tai kažką norėčiau įdomaus nuveikti. Tai jeigu turit kažkokį automobilių, nežinau, iki 5000 eurų, projektų nebaigtų ar dar kažką. Motociklai dabar motociklų sezonas, išgirdau, kaip birbina, visi važinėja, baisiausi mane moca. Ta Suzuki reikia pabaigti, irgi reikalų yra. Bet jeigu turit kažką parduoti, moca, mašiną, traktorių, kemperį, nežinau, katerį, belenką iki 5000 eurų ir norit parduoti, jei turit ir norit parduoti, tai parašykit, pasiūlysiu, nežinau, kainą sutarsim. Iš tikrųjų, svarbiausia, kad nebūtų rinkos kaina, jeigu yra šiek tiek pigiau. Manau, kažkas sutarsim. Gali būti su defektais, nevažiuojantis, važiuojantis, nesvarbu. Tai va, viskas, lekiu aš iki Printono. Pasižiūrėsiu, kaip su PMA sekas, biškį pafilmuosiu, nes kameros neturėjau kurį laiką, tai va, per savaitgalį pasidarė labai daug darbų prie jos. Tai noriu parodyti, važiuoju, pafilmuosiu, kad matytume šiek tiek daugiau vaizdų. Gerai, šiek tiek matėt BMS-o, dabar yra planas toksai, Printonas, Rolandas, kas nežinot, trauks toliau priekinį bamperį, nes pats šiandien nori pasibaigti, o mes su kolega, norėjau pasakyti, bet susilaikiau, su kolega bandysim uždėti turbūt poslenkščius, nes yra poslenkščiai nupirkti, parodyti, sužiūrėkite, yra poslenkščiukai nupirkti. Kas čia su ta kamera? Va. Yra poslenkščiai, juos reikia uždėti. Spalvytė, jau matot. O gal ir nematot, nežinau. Norėčiau parodyti, kaip baigsim. Bet... Yra ir spoileris. Juodas. Davai, Norba, pafilmuok, aš biškiai parodysiu tą mašiną normaliai. Lauk. Norbertas prisipirko žaislų šitai mašinai ir aš pilnai sutinku, nes aš daryčiau labai panašiai. Aš, aišku, šį kitokį spoilerį lemčiau, bet čia yra skonio reikalas, spoileris galbūt turi. Tai bus toksai spoileris, o tas bagažinė galimai pertrauksim, nes labai daug šitų visokių nuosėdų ant šito buvo. Šiaip realiai, jis pasakysiu taip, kas nori automobilį trauktis plėvelę, tai pirmas dalykas, ką reikėtų pasidaryti, tai apsižiūrėti visą kėbalą. Pilnai visą įsiplaut, tada pasinaudoti ant to molių, vadinam, ir ją visą sulyginti, galbūt papoliruoti. Nes yra daug visokių taškelių ant kėbulo, kurie plika akim nesimato, bet kaip plėvelė uždėdė, gaunasi tokie taškiukai. Tai ant bagažinės jų buvo ypatingai daug. Tai iki šiol matas. Per kamerą nesimatys tikrai. Bet iš esmės jų yra. Matosi per kamerą. Bagažinę reikės pertrauks. Visur kitur kaip ir normaliai. Ne, Šarai matosi, gerai matosi. Gerai matosi. Matosi, gerai. Difuzeris susidėjo. Aišku, dar jisai nusiims, nes reikia sudėti partronikus. Pats už dangtelį, pavyzdžiui, traukiu rankinėlės, pats aptraukiu, jeigu kam įdomu. Šiaip, visai įdomi profesija, man patiko. Nes aš su Rolandu pasitryniau porą dienų, išmokau tam tikrų dalykų. Rankinėlės traukiu. Tai jeigu nusilup, žinosiu, kam? Jo, tarpsnio rankinėlės pertrauksiu. Kam? Tai va. Dangtelius uždėjau. Negalėjau rodyti, neturėjau kameros. Biškai kažką filmavau iPhone, tai gal matysit. Tai va, tinkami dangtelius sakyt ir uždėtų. Dar yra lipas, yra poslenkščiai, yra išmetimas nupirktas. Darau šitą, padedu daryti savo mašiną kaip savo. Šitą aš Norbertą pažįstu daugiau negu po 10 metų. Tai 13? Sako, susiras kambarį. Kam tu antrą lauką? Gerai, viskas. Bandam susireguliuoti dankratą, nes reikia pakelti, prisukti šitos poslenkščius. Kad visą vaizdą gauti.
Nepasiruošęs, ne? Naktį piečių pertraukėlė. Dabar yra sekmadienis, 12:14. Jau pirmadienis. Jau pirmadienis. Vyksta ir Tik tokia ir laivą darom. Ant laivą filmuoja. Čia Rolandas valgo, aš valgau, bamperį traukiam. Na gerai, Rolas traukia. Šaras bandas ant savęs pasiimt visą. Ne, tai palauk, tantelį traukiam. Žodžiu, aš atrodo pakus, tantelį. Šaras dangtelį aptraukė. Ir parktroninius 8. Ne, taip, žinai, kur riboje. Pažiūrėkit į kokybę. Na, matot? O tai čia įstatyti galima ją, ne? Ar ne, dar neužšildys pabandom. O, eik, tu, suplėšė pie. Čia tai buvo. Kas yra, tu, kad nusišnyk? Rolas jau susidarvavęs pribėgo, eik. Gerai, viskas. Gerai, jo. Kamerą dirbam. Po biškį gaunam vaizdą. Nu ir sakykit jūs, ką norit, atrodo tai bombeznai. Aš laukiu, kada į lauką įsivarys ant saulės, su bamperiu, su viskuo. Kiek temė. Labai gražu. Dangtelį liko grotelės įdėt ir realiai viskas. Ilgai darytas projektas, kas yra visai neilgai. Mašina pasidarė per mėnesį. F10. Pagaliau pamatysit spalvą. Nu kaip, pavarvino celę, gražiefė, graži. Kaip ir žinot, jinai yra ne mano, kaltininkas šito viso reikalo. Nupirkom kartu, padėjom suderinti tam tikrus reikalus, lypus, plevelės ir taip toliau ir panašiai. Nusipirko pilną žaislų, susidėjo ledai. Trūksta kelių smulkmenėlių, bet kaip ir kiekvienas projektas, jisai yra praktiškai niekada nebaigiamas, bet iki finišo, kas būtų pilnai 100% įgyvendinta taip, kaip jisai norėjo, trūksta ten kelių detalyčių. Nu, full ledo, gal turit gerą kainą, galit pasiūlyti dizelinį, tai su HUD, tai parašykit man į PM arba komentaruose susirasim jūs ir galbūt nupirksim. Ir, žodžiu, dabar tokia VTF važinės po Vilniaus gatves, pasidarė papildomai išmetimas, jinai pasičipavo. Ir šiaip bendrai gavosi labai gražiai, iš tikrųjų pats savo tokios norėčiau, bet ir gerai. Apie visiems įdomius dalykus prieinam. Kiek jinai atsistoja dabar, toksai dalykas. Kaip galvojat? Kaip galvojat, kiek šitos Sefkės projektas pilnai kainavo su jos pirkimu, aptraukimų plevele ir visais kitais modais? Kas atspės arčiausiai komentaruose, tam išsiųsiu maikutę dovanų. Todėl rašykit komentaruose, kaip galvojat, kiek va tokia Efkė dabar mūsų draugui Norbertui atsėjo pinigų. Pilnai. Pirkimas, plevelė, modai visi, čipavimai, ratai keitėsi, buvo kiti, dabar šitie ratai uždėti. Kaip galvojat, kiek kainavo, jeigu atspėjat, arčiausiai atspėjusiam įsiųsiu maikutę dovanų. Todėl komentuokit ir visiems paka.